Gerai, tai galim pradėti mūsų pamoką. Prisiminsim, tai prašau visų dėmesio, kas jau montuoja, dar iki pačiol montuoja, tai irgi truputį sustokit ir privažiuokit arčiau, arba galim dėti savo darbo vietose. Tai praeitą pamoką mes su jumis pradėjom dirbti su premjeru, kalbėjom apie projektus, kalbėjom apie failus, būtent failų sukūrimas, failų pavadinimai ir taip toliau. Dabar šiandien mes tęsim darbą. Papasakosiu sveikatą, papasakosiu jums apie projektų struktūrą, galbūt čia pasakyti galima apie tekstą, apie failus, nes aš užėjau dabar į Moodle pažiūrėti, kokių pavadinimų jūs įkėlėt savo darbus ir pastebėjau tik tai vieno žmogaus kol kas neteisingai įvardintą darbą. Tai dabar iškart pradedu nuo to. Kai jūs išsaugojat failą, jūs turite išsaugoti savo pavadinimas, turi būti vardas ir projekto numeris, tai yra darbo numeris. Tai reiškia Petras numeris, ten premjeras numeris 1. Gerai, iškart nuo pat pradžių, nes, pavyzdžiui, kada bus egzaminas trečiam kursai, jūs turėsit išsaugoti vardas, pavardė ir egzamino darbas parašyti. Iškart jūs turit mokintis, kad nebūtų paskui problemų. Ir apskritai, patogiau yra nuo pat pradžių dirbti. Dėl pavadinimo viskas aišku, jo? Gerai, dabar norėjau, vėlgi, dabar šiandien mes darysim antrą projektą. Nepamirškit, kad jūs turit sukurti aplankalą, jau, kuris bus jau antras, užduotis numeris 2, ir viduje turi būti vėl 4 projektai. Čia iškart. Dabar, kada jūs dirbot, aš mačiau, kad kai kurie susidūrė su tokiam problemikiam. Tai pavyzdžiui, dingo failas. Dingo failas ir čia buvo raudona ir tiesiog daug yra teksto parašyta, kad tipo dingo failo nėra. Tai noriu, kad visi pažiūrėtumėt, kas būna, kai failas dingsta. Ir aš apie tai noriu iškart pasakyti pačioj pradžioj, kad jūs nedarytumėt tokių klaidų. Tai reiškia, pavyzdžiui, aš turiu video ir aš tą video įkelsiu į savo projektą. Žiūrėkit, aš įkeliu. Ir turėdama šitą failą, aš noriu, kad visi pažiūrėtumėt, jūs viską spėsit padaryti. Ir pavyzdžiui, aš šitą failą sugalvoju pervadinti. Bet aš jau jį į projektą įkėliau. Ir aš jį tiesiog pervadinu. Ir viskas. Dabar aš noriu montuoti toliau, bet man išmeta klaidą. Medija dingo, ji yra išjungta. Kokiais atvejais taip atsitinka? Pirmas atvejis, kaip jūs matėt jau, mes padarėm pervadinom, mes failą pervadinom. Čia yra pirmas dalykas. Antras būna tada, kada jūs video į projektą įkeliat iš download, iš parsisiuntimo failo aplankalų. Žinot, būna, kai labai greitai, kai skubat, tiesiog parsisiunčiat video arba garso takelį ir iš to download aplankalo jūs tiesiog perkeliat. Ir mintyse jūs galvojat, aš paskui sutvarkysiu. Mokytoja paskui pažiūrės, aš paskui tą aplankalą sutvarkysiu, kad būtų tvarkingai. Bet stop, taip negalima daryti. Todėl, kad jūs sumontavę video, paskui sutvarkysit aplankalą ir kada norėsit atidaryti projektą, jums išmes raudoną. Ir čia reiškia, kad jūs pakeitėt vietą. Reiškia, negalima keisti vietos failo. Negalima keisti pavadinimą. Bet jeigu atsitiko taip, kad jūs tai padarėt, jūs turit, dabar pažiūrėkit, ką jūs turit padaryti, spausti dešinę klavišos pelytės. Čia man išmetė šitą pranešimą. Tai gal pirmas atvejis. Išmetė pranešimą.
Jūs atidarėt projektą, išmetė pranešimą, rašo missing, pasigėdo failų. Ir ką jūs turit padaryti? Tai yra arba offline išjungti, arba nurodyti lokaciją. Tai išeitis tikrai yra, jūs tiesiog turit parodyti, kur yra failas. Atidarot lokaciją, surandat tą failą, jo, tas mes pavadinimu vienetą, ir spaudžiat OK. Ir jisai suras. Čia yra pirmas būdas. Antras būdas, kada jūs jau montuojat ir jums neišmeta šitas lentelės, jūs turite paspausti dešinę klavišas pelytės ir čia yra link media. Paspaudžiam link media ir ta pati lentelė atsiranda, spaudžiam lokaciją, pasirenkam šitą failą ir spaudžiam OK. Ir šitas failas atsiranda. Tai yra pirmas esminis dalykas, kurį reikia žinoti, kad nebūtų problemų. Gerai? Ok, tvarkoj. Toliau einam prie teksto. Jo, tai aš žadėjau jums pradėti šiandien pasakoti apie tekstą. Tai grįšiu aš į mūsų Moodle aplinką. Tai Moodle aplinkoj administratoriai sutvarkys, kad failą galima būtų dėti iki 500 MB, tai po atostogų tikiuosi jau bus sutvarkyta, tai be problemų. Tai dabar mes kalbėsim apie tekstą ir kas yra tekstas. Reiškia, kaip sukurti pavadinimą, kaip sukurti antraštę ir apskritai, kas yra antraštė ir kas yra pavadinimas. Kaip mes atskirsim tos dalykus. Taigi šioje pamokoje jūs ir sužinosit, kaip naudoti Premiere Pro tekstinius failus ir ne tik tekstinius failus, bet ir Essential Graphic. Tai yra grafinius elementus, kuriuose viduje yra iškart animacija. Tai kas yra antraštė ir kas yra pavadinimas? Yra dviejų tipų subtitrai, galima sakyti taip. Rodome vaizdo įrašą pradžioje ir rodome vaizdo įrašą pabaigoje. Pabaigoje bet apie tai galvėjau. Tai antraštės yra tekstas, kuris padengtas ekranu, pavadinimo rodomas virš paties vaizdo įrašo. Tai kai yra vaizdo įrašas ir tiesiog yra parašomas pavadinimas. Tai pavadinimą galima priskirti kaip prie intro, taip prie outro. Tai jūs dabar pratinkitės prie pavadinimo intro. Tai yra pradžia, kada mes kūrėm pradžią, ir outro ir pabaiga. Pabaigoje mes ką rašom? Pabaigoje mes galim įrašyti įmonės pavadinimą arba kas kūrė, kas autorius, kas kūrė muziką, jo, tai mes matom tos titrus. Kreditus, jie vadinami kreditai. Tai apie kreditus irgi truputį vėliau pakalbėsim. Pirmas veiksmas, kurį reikia atlikti, tai yra pasirinkti visų pirma, jūs turite turėti kažkokį tai video, nors nebūtinai galima tiesiog pradėti jūsų video pradžią su tekstiniu kažkokiu tai failu be video, bet aš turiu video, tai aš iškart čia jums ir įkelsiu. Tai tekstinis įrankis, kurį galim mes pasirinkti, tai yra čia, šitoj vietoj. Mes analizavom šitus įrankius, tai tekstas yra T raidė. Jeigu mes paspausim ilgiau kairės klavišos pelytės, mes matysim Type Tools ir matom Vertical Type Tools. Jo. Tai kaip jūs supratot, skliaustuose visą laiką rodo greitą mygtuką. Tai greitas mygtukas yra T. Tai pasirinkus šitą mygtuką, aš turiu brūkšnelti ten, kur turėtų atsirasti tekstas. Ir galiu parašyti pavadinimas. Dabar kas atsitinka? Visų pirma, jūs matot, kad pas mane atsirado naujas grafinio elemento failas, kurį galima keisti dydį, galima keisti poziciją ir taip toliau. Dabar kaip keisti poziciją, kaip keisti spalvą. Tai kaip jau buvau minėjusi, pas mus yra įrankis Effect Controlleris. Effect Controllerio įrankyje mes matom, tai yra skiltyje, mes matom parametrus pozicijos. Mes galim keisti mūsų teksto pozicijas naudojant būtent šitų parametrų pakeitimų. Mes galim keisti scale būtent šitų parametrų pakeitimų. Taip pat galima tiesiog paspausti ant vaizdo, taip dabar, ir kaitalioti jo parametrus. Gerai, dabar
mes matom, kad atsirado Essential Graphic, apart Vertical Motion, čia visur galima matyti, ar tai vaizdas, ar tai tekstas, ar tai kažkoks tai kitas grafinis elementas. Bet teksto yra dar papildomas, kaip matot, papildoma juosta, kaip čia pasakyti, kurioje yra dar papildomų įrankių. Ir mes matom tekstas su pavadinimu, kurį aš parašiau, ir mes galim pasirinkti šriftą, kokį norim, mes galim pasirinkti dydį, mes galim pasirinkti spalvas. Tai visi įrankiai, kurie mums pagrindiniai yra reikalingi. Toliau, apart kairės pusės įrankių mes turim dar dešiniai pusėje. Dešiniai pusėje mes matom Essential Graphic, apie kurį, Gediminai, toliau mes ir kalbėsim. Tai čia mes galim keisti pavadinimą, tai tiesiog 2 kartus paspaudžius parašyti kažkokį tai kitą tekstą. Taip pat mes galim čia centruoti, tai align, kas iš Wordo yra, ne, tai yra centravimas. Yra alignas, taip pat yra stylas ir yra teksto parametrai, vėlgi, kuriuos mes matėm irgi ir kairiai pusiai. Pažymėjus tekstą, mes tiesiog parenkam kitą šriftą ir galim parinkti dydį ir vietą mūsų tekstui. Tai va, čia yra spalva, tai atsiranda paletė ir galima keisti, sukurti būtent paletę. Toliau trok tai yra, kad būtų rėmelis. Background, tai jeigu mes norim šešėlio, galim čia keisti. Ir shadow tai yra šešėlis, kurį galim mes naudoti. Tai va, tai čia iš tikrųjų teksto įterpimas nėra sudėtingas dalykas, labai greitai įprantamas. Manau, čia kažkokių tai tokių esminių dalykų yra, viską pasakiau, bet aš nekalbu dar apie animaciją, nes mes tą tekstą galim dar animuoti, kad jisai suktųsi, kad jisai skeilintų, kad jisai didėtų, bet apie tai truputį vėliau. Gerai, nes aš nenoriu skubėti, spėsim tikrai išmokti dirbti su Premieru. Tai dabar, kaip ir žadėjau, kad aš jums papasakosiu apie jau animuotus tekstus. Tai dabar viršui prie Workspace'o mes turim daug skirtingų įrankių. Ir kiekvienas įrankis, jisai skirtas tam tikriems veiksmams. Tai vienas iš tų, kurią mes šiandien kalbėsim, tai yra Caption and Graphic. Caption and Graphic čia yra galimybė sukurti titrus, bet apie titrus mes turėsim atskirą pamoką apie titrus. Tai šiandien jūs matot Essential Graphic kaip template'ų, kaip šablonų įterpimas. Tai kaip matot, dešiniai pusiai mes turim šablonų, galbūt jūs šitų neturėsit, turėsit tiesiog tokių paprastų, bet tai paaiškinsiu, kaip padaryti, kad matytų daugiau template'ų. Tai mes turim pereiti prie Adobe Stock ir paspausti Free. Tai kažkodėl tai nematau. Jie man jaučiu įkrito čia. Pažiūrėsit, pas jūs gal bus. Šiaip Adobe Stockas ir Free ir pas jūs yra Search rezultat, kažkodėl tai nėra. Tai pas jūs galbūt bus. Daug yra nemokamų template'ų, labai reikės išsiaiškinti, kodėl nėra. Daug yra nemokamų template'ų, kurias galite naudoti. Gerai, kaip naudoti šablonus? Dabar apie tekstinius šablonus. Pavyzdžiui, čia yra, turiu kažkokį tai animuotą, priartinsiu, kad jūs matytumėt, klasikinį title, klasikinį pavadinimą ir aš galiu peržiūrėti, kaip jisai atrodo. Taip šitas, toliau galbūt einam truputį žemiau, toks paprastas, ne? Galbūt šitą paimsim. Šitą. Tai aš turiu tiesiog šitą šabloną tempti save į projektą ant viršaus. Ir dabar, jeigu paspausiu play, aš matysiu, kad projektas truputį stabdo ir tai yra normalu, nes jam reikia perskaityti.
mūsų šabloną. Ir mes matom jau, kaipgi pakeisti tekstą. Tekstą pakeisti reikia paspausti būtinai ant šito šablono ir dešiniai pusėj atsirado daug pasirinkimų. Tai yra horizontal streal, blur, ane, čia visi tie efektai, kurias mes turim naudoti. Tai va. Mes galim paspausti Show Text Template ir šitoj vietoj mes galim tiesiog pakeisti pavadinimą. Ne? Ir tada pas mane gaunasi, kad mano šablonas yra pakeistas ir yra pamoka 3M8 grupiai. Taip, dabar toliau visi pakeitimai eina būtent per Essential grafikus. Nu, galima eiti, jūs laikui bėgant jau daugiau dirbsit, daugiau suprasit, kad tikrai galima naudoti ir čia, galima naudoti, atidaryti ir žiūrėti čia. Galbūt jūs norit pakeisti spalvų gamas. Jūs matot labai daug tų taškiukų. Tie taškiukai tai yra animacija. Aš turėsiu atskirą pamoką apie juos. Dabar jūs jos kol kas net nelieskit, nes aš noriu labai, kad jūs iš pradžių suprastumėte, kas tai yra ir kaip su jais reikia dirbti. Galbūt jums ir nerodys. Tai tiesiog nekreipkit į tos taškiukus dėmesio. Dabar ką jūs galite dar padaryti, tai čia dar paspaudžius ant teksto, jūs vėlgi matot pasirinkimą, kurį galite pakeisti šriftą, pakeisti spalvą. Jo, pavyzdžiui, 3M8, galbūt aš tam norėčiau, kad kita spalva būtų. Tai tiesiog šitoj vietoj mes darom pakeitimus. Čia atsirado efektas. Šitoj vietoj visi pakeitimai, kurios turėtų atsirasti, kurie turėtų būti. Tai va, tai pagrindiniai tokie dalykai, pagrindinė animacija, čia galima jį sutrumpinti, kad būtų tik tai tiek, kiek yra jūsų projektas. Tai dabar kitas dalykas. Jūs, nežinau, ar atkreipėte dėmesį ar ne, kad pas mane čia atsirado geltona linija. Tai timeline yra 3 spalvų linijos. Žalia, geltona ir raudona. Vėliava, ne? Tai žalia, tai reiškia, kad projektas yra tvarkingas, pragrojimas bus tvarkingas ir nestabdys. Toliau geltonas, tai jau kažkokia tai yra bėda ir gali stabdyti, peržiūra gali truputį trukčioti. Ir raudona, tai jau kaip šaukimo spalva, kad yra blogai su projektu ir gali būti ir crashinimas, išsijungti programą, gali būti, kad tiesiog pragrojimas netitiks praėjimų skaičiaus. Tai va, tai į tą reikia atkreipti dėmesį. Kaip padaryti, kad nebūtų geltonos, kad būtų žalia, tai jūs turit pasirinkti sequence'ą ir sequence yra render into out arba render effect into out. Tai jeigu jūs pridėjote daug efektų, tai jūs turite išrenderinti būtent efektus, kad nestabdytų. Jeigu jūs tiesiog norite išrenderinti, kad greičiau galėtumėte peržiūrėti, tai spaudžiat render into out ir jisai išrenderina, projektas yra dabar šis. Čia yra pradžia, tai nedidelis, tai jis labai greitai išrendina. Tai matot, mano juosta tapo žalios spalvos. Tai tokie dalykai, kurie, galbūt jūs galvojat, neesminiai, čia galbūt smulkmena, bet čia nesmulkmena. Čia yra labai esminiai ir labai svarbus dalykai, kuriuos aš bandau jums išdėstyti labai smulkiai, kad vėliau mūsų projektai, kuriuos mes darysim, eitų sklandžiai ir greitai. Nes projektų tikrai mes turėsim. Dabar mes turim kovo 11 dienos projektą, kurį mes dabar darom su užimtumo tarnyba, bet yra ir kitų mokinių, kurie prisijungia. Tai man reikia labai taip jūs paruošti, kad darbas eitų sklandžiai. Aš tiesiog duočiau užduotį ir jūs žinotumėt,
kaip ką reikia daryti. Tai miegoti pamokoje yra nepriimtina. Tai va. Gerai, tai tęsim mes toliau. Tai dabar jūs sužinojot apie tekstą, apie grafinius elementus, kuriuos jūs galite panaudoti. Dabar gal aš norėčiau pakalbėti apie garsą, nes aš esu įkėlusi ir informaciją apie garsą. Tai kas yra garsas ir kaip reikia su juo dirbti, nes jūs turėjot pirmą užduotį, kurioje reikėjo jums pateikti garso takelį, pritaikyti garso takelius ir panaudoti. Gerai, tai kalbėsim šiandien apie garso takelį. Aš įkelsiu muziką. Dabar jūs, nežinau, ar pastebėjot, nepastebėjot, aš pasirinkau 3 garso takelius, bet man įkėlė 2, o kitą tai išmetė klaidą. Tai pas jūs irgi gali būti taip, kad išmes klaidą, tai ta klaida reiškia, kad nepriimtinas formatas garso takelį. Ką jūs turit padaryti? Jūs šitą garso takelį, kurį parsiusinčiat, kurį jums neleidžia įkelti premjerą, jūs turit konvertuoti. Tiesiog einat į naršyklę, rašot convert audio ir konvertuojat į MP3. Nors ten, jūs sakys, nu ten yra MP3, ok, ten yra MP3, bet ten trūksta kodiko. Ir tada jūs konvertuojat MP3 į MP3, išsaugot ir tada jums be problemų eis įkelti į projektą savo garso takelį. Tai aš sakau jums tai, kad dažniausiai kokios klaidos ir kokios problemos būna dirbant su pačiu premjeru. Tai gerai, tai garsas yra mūsų gyvenimo pagrindinis toks dalykas, aš čia įkelsiu. Aš iškart sakau, aš į garso takelį taip rimtai žiūriu, jau mane visi žino. Montuojat, garso takelis turi būti atitinkantis. Garsas, nuo garso eina emocijos. Jo, yragi, diskotekoje yra vienas garsas, laidotuvėse yra kitas garsas, atsiprašau, kad tokį palyginimą pasakiau, gimtadienį turi kitą takelį, vestuvės yra kitas takelis, tai yra takeliai yra labai skirtingi, jie priklauso nuo žanro, nu, ta prasme, nuo šventės, arba jeigu mes montuojam, priklauso nuo žanro. Dabar jūs montavot pirmą užduotį, kur buvo gamta. Gamtoje garsas turi būti ramus. Turi būti ramus, nes nu, čia yra gamta, ne kažkoks tai relaksas. Jo. Tai aš visą laiką labai, nu, kaip sakyti, taip, yra tikimybė, kad jūs sumontuosit video, aš paklausysiu ir pasakysiu, man netinka garso takelis ir jums reikės iš naujo perdaryti. Tai tikrai pasiruoškit, nes jūs turiu paruošti kaip rimtus specialistus. Nes aš būsiu jūsų projektų tas praktikos vadovė, turėsiu į praktiką išleisti ir aš turėsiu matyti jumise, kur jūs pusėj stipresnė, kur jūs silpnesnė, gal jums patinka dirbti su grafiniu dizainu, gal jūs logotipus kursit, jūs turite labai didelį pasirinkimą. Bet aš savo daly iš vaizdo technologijų turiu paruošti visus, bet kokiu atveju. Ar jums patinka ar nepatinka, bet visi turit mokėti ir, kaip sakant, čia netgi jums patiems tas dalykas bus reikalingas, jo, tas montavimas. Tai kalbant apie garsą, šiandien būtent aš parodysiu, kaip padaryti tyliau, garsiau garso takelį, kaip pritaikyti tylumą ir pagarsinimą garso takeliai ir kaip pritaikyti naują įrankį, kuris atsirado jau naujoje versijoje. Tai gerai, tai dabar kalbant
apie garso takelį, tai turėdami garso takelį, kaip pamenat, mes galim jį praplatinti ir su pelytės mygtuku, jo, su ratuku. Tai dabar dar kartą noriu priminti jums, jeigu mano pelė bus ant timeline'o kur linijų ir aš paspausiu altą ir mygtuką, tas ratuko tiesiog suksiu į priekį ir atgal, man keisis parametrai būtent ilgis. Jeigu aš laikysiu šitoj vietoj ir suksiu ratuką į priekį ir atgal, man keisis plotis. Tai dabar dėl pločio. Aš įkelsiu garso takelį ir dabar padarysiu plačiau. Ką mes matom? Aš nesu garso technologijos mokytoja, aš nežinau bitus ir taip toliau, ką jūs mokino garso technologijos mokytojas. Tai aš tiesiog jūs mokinsiu taip, kaip aš moku ir perteiksiu jums savo žinias. Dabar ką aš noriu iškart jums pasakyti. Kada mes padidinam garso takelį, mes matom liniją. Mes matom liniją, kuri parodo volume, tai yra garsą, Gediminai. Jo, tai garsas gali jisai atsiranda viduje to garso eksportavimo metu. Tai pavyzdžiui, čia mes matom, kad jisai gal pernelyg garsas aukštas. Tai jį galima nuleisti, tiesiog mes paspaudžiam šitą liniją ir keliam žemiau. Ir mes matom, kad mūsų decibelai mažėja. Tai jeigu jūs montuojat kažkokį tai įgarsintą video, kur bus įgarsinta, bet turi būti labai tylus garso takelis, tai tą tylėjimą mes galim būtent nutildinti su linija. Galbūt tas žmogus, kuris jau dirba su premjeru ir pasakys, taigi yra kitas įrankis, ne? Taigi mes galim paspausti greitą mygtuką ir nustatyti, pavyzdžiui, paspausti mygtuką G ir nustatyti decibelus, bet palaukit, aš dabar kalbu ne apie, aš noriu jums parodyti net kaip tiesiog nuimti garsą, padaryti tylesnį, bet aš vieną tokį principą dar noriu jums parodyti. Tai reiškia, pirmas, mes nuleidžiam į apačią, mes padarom tyliau. Kitas, vėlgi mes grįžtam prie efekt kontrolerio ir mes matom volume, jo, ir mes matom, kad mes iki -23 nuleidėm garsą. Tai reiškia, antras būdas, kur galima patildinti, tai va čia prie efekt kontrolerio. Mes tiesiog sumažinam decibelų dydį. Ir kitas dalykas yra greitas mygtukas G. G, kuris auto gain yra, jūs galite nurodyti set, pavyzdžiui, pradžia bus nuo tokio decibelo, sumažinsim irgi miksavimą ir taip toliau. Pirmas, antras dalykas. Kitas dalykas, mes turim mikšerį. Jūs žinot, kas yra mikšeris, tikriausiai jo. Ir mikšeriai, ką mes matom mikšerį, tai mes matom vėlgi volume, tai yra garsą, kurį mes galim arba aukščiau, arba garsiau, nepadaryti taip aš dabar parinksiu. Tokius parodau, ne? Jo, aš tiesiog būdus jums parodau, kad jūs žinotumėte skirtingus. Toliau čia right ir left. Ką reiškia? Kairė ir dešinė pusė. Nes kai miksuojant dainą, mes galim padaryti tokį efektą, kad atsirastų tam tikras efektas garso dešiniai pusėje, o kitas, žinot, dabar yra ant bangos garso takelį. Man, pavyzdžiui, labai patinka, kada tu klausai, lygtais bendras garsas girdisi visur, bet tokie efektai yra vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Tai va čia irgi galima sužaisti. Tai va, aš prie to dar kaip garso nedėstu, bet tiek, kiek aš
matau, jaučiu ir žinau, būtent tai aš jums pasitengsiu ir parodyti. Tai dabar mes turim mikšerį ir mikšeryje mes galim pamatyti dar daugiau galimybių. Tos galimybės, čia mes ką mes padarėm? Mes darom tik tyliau garsiau, tyliau garsiau. Dabar kitas aspektas, kurį nepaminėjau, jūs matot, kad pas mane yra A2. Reiškia, takeliai yra žymimi A1, A2, A3. Tai audio 1 takelis, audio 2. Nes jūs turėsit daugiau takelių, tai nepamirškit, kad turit žinoti, kurį takelį jūs turit redaguoti. Gerai, tai pereinam prie mikšerių. Mikšeris yra... Taip, dabar... Turim įjungti audio tracks mixer. Reiškia, jis būna... Jį reikia įjungti. Tai per Windows'ą mes turim Workspace'ą ir turim mes įrankius, kuriuos galim pasirinkti. Tai taip pat Photoshop'e, taip pat ir kitose programose, jo, tai yra Audio Tracks Mixer. Jo, Audio Tracks Mixer, kuris, supratote, ne, per Windows jūs turite įjungti Audio Tracks Mixer ir jisai atsiranda čia. Jisai atsiranda va čia, tai parodysiu jums arčiau. Va čia. Matėt? Mažas trikampukas, radiklytė, kuris atidaro mums efektų parinkimą. Tai jau va čia mes galim parinkti efektus. Atidarius mes matom dinamiką, mes matom, galim uždėti ten tyliau, garsiau, galim padaryti, kad garsas būtų kaip kambarį arba kaip lauke. Vat visus tos efektus jūs per garso technologijas turite išmokti, žinoti, nes pavadinimai jie labai, vienodi. Ir pavyzdžiui, va šitoje vietoje denoise. Kas yra denoise ir dehammer? Nebuvot susidūrę? Iš čia yra montuojančių, aš taip suprantu. Nežinot, visose programuose apskritai jie yra vienodi. Atsiprašau, turiu atsiliepti. Kas atsitiko? Aha, gerai. Galvoju, kažkas turinti. Gerai, tai denoise, dehammer, jie nuima šurmulį. Tiesiog, kada yra echo, ne, kada yra blogas įrašymas garso, jie tiesiog nuima denoise tas triukšmus. Bet kalbant apie garso takelius, apie tos dehammer, denoise, aš jau nenaudoju, nes atsirado dirbtinis intelektas, tiesiog yra Adobe Podcast puslapis, kuris tiesiog išeksportuojat garso takelį, įkeliat į Adobe Podcast, jisai sutvarko idealiai. Ir va to vargo, kur aš anksčiau turėdavau, tikrai jau nebėra. Jūs pakelkit, kas žino apie šitą puslapį Adobe Podcast. Tai tik vienas. Tai aš pažindinsiu ir aš įkelsiu tą puslapį jums į Moodle aplinką, nes jūs privalot žinot, nes pas mus bus įgarsinimai. Jūs turėsite įgarsinti keletą klipų. Tai va, tai reiškia, čia eina įterpimas efektų. Įterpimas efektų būtent per tą pasirinkimą, efektų kontrolinį. Tai va, tai apie mikšerį pasakiau, apie garso tyliau garsiau pasakiau, apie efektų dar toj pasakysiu. Efektai, kurias, pavyzdžiui, mes turim uždėti pradžioje arba pabaigoje, kad būtų denoise, tas nutilėjimas, kaip kai kuriems irgi galbūt darydami pirmą darbą nežinojot, kaip padaryti nutilėjimą gale. Tai yra effect controlleris. Čia vėlgi mes galim pasirinkti jį šitą vietą Workspace, ne tik čia, galima eiti ir per pagrindinę tą juostą, irgi pasirinkti efektą. Nepamirškit, kad kiekvieną tą laukelį jūs galite padaryti palei save. Jūs galite, kad efektų kontrolės visada būtų ir jį kelti kažkokią kitą vietą. Nes šitas jūsų darbalapis yra jums skirtas, jūs padarykite taip, kaip jums yra patogu. Tai dabar efekt yra presetai, apie presetus, apie šablonus mes kalbėsim truputį vėliau. Toliau yra audio efektai, kurias jūs matėt prieš tai mikšeryje, tie patys pavadinimai, jie yra ir čia. Ir yra audio transition, tai yra crossfade,
tie pagrindiniai gedimynai, tie pagrindiniai dalykai, kurie reikalingi, Kevinai, būtent garso takelių tvarkymui. Tai yra contain power ir gain ir fade. Tai pavyzdžiui, šitie įrankiai, jie padeda jums padaryti fade outą. Nu, pavyzdžiui, man nereikalingas visas garso takelis. Aš jį sutrumpinu, vat matot, aš jį sutrumpinu ir pas mane galas dabar yra toks. Nu, ir kažkoks tai, o man reikia būtent, kad šitą sekundę baigtųsi tas garso takelis. Tai ką aš turiu daryti? Aš tada turiu imti crossfade audio efektą, pavyzdžiui, cross power arba crossfade, pasiemu cross power ir aš tiesiog tempimo būdu, aš įtempiu efektą, aš truputį praplatinu ir aš matau šitą efektą. Jo? Ir dabar, jeigu aš įjungsiu, ir jisai taip nutildino. Bet nutildino vėlgi nelabai gerai. Ką reikia daryti? Aš turiu tada šitą efektą truputį pratempti. Ir realiai aš Lumix Effect kontrolerį, aš turiu dar galimybę čia sutvarkyti tą garso takelį, kad jisai, ta prasme, sutvarkyti tą efektą, kad jis gražiau faidintųsi. Bet aš parodysiu truputį neužilgai kitą įrankį. Tai vėlgi dar norėtųsi pakeisti decibelus, pakeisti, kad geriau nuimtų, geriau padaryti fade outus. Bet dabar žiūrėkit, jeigu aš nenaudoju šitą efektą, sekantis būdas. Jau sakiau žodį animacija. Animacija yra keyframe žodis. Atsiprašau, aš jūs užlaikysiu. Keyframe žodis. Tai keyframe yra tam tikras taškas, kuriame mes darom animaciją. Tai jeigu aš paspausiu Ctrl mygtuką, paspaudžius Ctrl mygtuką atsiranda kita rodiklė. Mes spaudžiam tašką, tai yra paspaudžiam ant šitos linijos ir pas mus atsirado taškas. Toliau praeinam iki pat galo. Paimu vėl spaudžiu Ctrl, nebūtinai Ctrl, yra va čia tas taškiukas, aš galiu paspausti tą tašką. Tiesiog aš noriu jūs pratinti prie tų rytų mygtukų, kad jūs va čia kažkur tai neįtumėt, o iškart mes laikom Ctrl, paspaudžiam tašką. Ir dabar šitą tašką aš tiesiog nuleidžiu į apačią. Tiesiog nuleidžiu. Ir jisai labai gerai nuima ir padaro fade outą. Tiesiog taškų pagalba jūs galite valdyti savo garso takelį. Tai čia yra, pavyzdžiui, kitas dalykas. Įsivaizduokit, kad pas jūs yra interviu. Ir interviu žmogus kalba, paskui sustoja ir rodo vaizdus, įmonės vaizdus. O garso takelis apačioje yra vienodas. Tai reiškia, kada žmogus kalba, jūs turit garso takelį nuleisti, kad girdėtųsi, ką žmogus kalba, bet kada rodo vaizdus, jūs garso takelį turit pakelti. Tai dabar tada tokiu atveju jūs tiesiog dedat taškus ten, kur žmogus kalba, jūs nuleidžiat, jūs tos taškus nuleidžiat ir kol jisai ten kalba bus tyliau, tiesiog, pavyzdžiui, kalba, paskui jis pakalbėjo ir tiesiog garsiau. Tai čia yra garso takelio valdymas. Su garso takeliu dar galima jums toliau pasakoti, nes yra dar Audition. Žinot, yra Adobe Audition. Adobe Audition skirtas yra grinai garso takeliams tvarkymui. Norint šitą takelį perkelti į Adobe Audition, jūs turite dešinę klavišės pelytės paspaudimu spausti Edit Clip in Adobe Audition. Paspaudžius Adobe Audition, jūsų garso takelis atsiranda kitoje programoje. Premiere Pro, Adobe Audition. Ir tada jūs dirbat su Audition'u ir tvarkot čia savo garso takelį. Tai realiai aš labai norėčiau, kad jūs turėtumėt kursą Adobe Audition. Tai aš su Igoriu pakalbėsiu dar. Nes man asmeniškai jis labai reikalingas tam, kad jūs galėtumėt dirbti su vienu cloudu, negalvodami apie kitas programas.
Dabar koks yra pliusas? Pirmas dalykas, kada jūs išsaugot failą, ta prasme, jums nereikia išsaugot failą. Jūs tiesiog padarius pakeitimus, jūs paspaudžiat kryžiuką ir pakeitimai automatiškai įsisaugo. Ir paskutinis dalykas, kurį aš jums turiu papasakoti, tai yra auksinis įrankis, kuris atsirado 2004 metais, tai yra Remix Tools. Remix Toolsas, kuris yra labai fainas. Tai žiūrėkit, aš turiu garso takelį ir man reikia suremixinti jį. Aš turiu iki minutės padaryti. Ką aš turiu padaryti? Aš imu šitą toolsą, jisai randasi va čia. Yra Remix Toolsas, matot visi? Pasirenkam Remix Toolsą ir aš dabar tiesiog iš galo, va čia, pradedu jį tempti iki tos minutės, kokia man reikalinga. Ir jisai analizuoja garso takelį ir padaro savo garso takelį. Vat kaip matot, jisai sutvarkė, ne? Ir aš dabar paspausiu. Jisai puikiai surimiksuoja. Čia yra auksinis įrankis. Auksinis. Jisai iš 2 minučių padaro tiek, kiek jums reikia. Nors 10 sekundžių. Pažiūrėkit, kaip idealiai jisai padarė, sutvarkė garso takelį. Jums nereikia jokio auditionio ir taip toliau. Taip? Ne? Tu manęs neklausėjai visą pamoką. Aš žiūriu jūs. Mes dar susipažinsim per 3 metus. Tai va, tai dabar apibendrinant pamoką. Jūs sužinojot, kaip rašyti tekstą, kaip naudoti grafiką, animuotą jau tekstą, kaip sutvarkyti animuotą tekstą, kaip įkelti, kaip patildinti garso takelį, kaip naudoti mikšerį, kaip panaudoti Remix Toolsą. Tas, kas klausė ir žiūrėjo, šaunuolis, tas, kas neklausė ir nežiūrėjo, tai ačiū. Tai va, tai įrašas, aišku, yra, bet tikrai pasakysiu iškart, ne visada bus įrašai, ne visada. Dabar šitą įrašą aš sustabdau.